Perkūnas, rupūžė, zaraza, atepa. O, pailsau, kaip sakant. Žinai, ku? Prisiminiau, galvoju, tau pasipasakosiu. Nu vakar, žinok, pasijutau kaip žvėris iš tikrųjų. A ko taip? Nu tai ko taip? Nu dar žinai, kad per tuos televizorius rodo tuos visokius tai daiktus, tai va pirkit, tai reklamuoja. Nu ir aš dar vakar, žinai, ryte te pasikėliau, anksti te apie 6 kažkur. Nu ir išėjau ton krautuvė. Nu tai kur visos tos elektronikos, tai perkūnai, visko yra. Nu ir žinai, žiūriu dar akciją, o tipo pirkit, čia akcija ta. Kapgi to ir rupūžė dar užkrito. Ne indaplovė, va, sulčiaspaudė, žinai. Nu, rupūžė perkūnas gerai, galvoju, aš ją paimsiu, čia sulčių, žinai, bobai galvoju, išspausiu sulčių. Nu, tai tu jie bišt vairogės, nu, tu pamislik, dienų nusipirkau, o vakar jau sugedo, nu, jie būt vairogės, aš... A tai nors truputį išspaudė, ko? Nu, kaip įspaudžiu, nu, tai gerai parsinešiau aš tą savoją į sulčiaspaudę, žinai. Doboliukus indėjau, nu, tai biskį sulčių stiklinė, žinai. Nu, tai dar turėjau šito apelsinas, tai koks buvo sudžiuvis, tai perkūna iš to gal nuo kalėdų, ar tai nuo kada. Nu, aš tų apelsinų, žinai, įspaudžiau, tai nežinau, 50-60 gramų. Nu, ir, žinai, perkūnas velniai griebtų jopt vairogės, tik indėjau beržą, tik šping, ir sugedo ją bit vairogės. A ką te beržą kišai, kam? Nu kam, nu tep galvoju pavasaris, tep sulos užtimaniau, nu kad tuos rupūžės aš galvoju, kad, nu neštau aš tų, supranti, nu neštau aš tų indaplovį, kaip trauktau snukint, sakyčiau, pasprinkit jūs, lodarė jūs, nežinot, kuinki išdinėt žmonėm, tep duosiu vienas. Akcija! Nu, rupūžę! Kad tave perkūnas, kam dar rašai, a jop šmakšmakšt, jop!